Aitvarai baigėsi, prasideda laivai ir burės. Šeštasis uždavinys 2 dalių, čia reikėjo sprendimų abiejų dalių ir žinoma reikėjo atsakymų. Sąlygoje pasakyta taip, kad laivas be burės per metus, plaukdamas be burės, jeigu jis neturi burės, jis per metus sunaudoja 2,5 milijonus litrų degalų. Jeigu jis plaukia su burė, tai per metus, būtent per metus, čia visur kalba eina apie 1 metus, jisai sutaupo 0,5 milijono arba 0,50 milijono litrų tepalų, tų degalų, kuro. Benzinas ten yra kuras. Tai tiek be burės, tiek sutaupo su burė. Na, klausia, 6.1 klausimas, pirmoje dalyje klausia, kiek litrų sunaudoja tas garlaivis, kai plauko su burė. Be burės tiek, burė sutaupo tiek, tai kiek jisai sunaudoja litrų su burė. Tai kaip gausim? Iš 2,5 milijono atėmė 0,5 milijono. Nu tai 2,5 milijono, aš kol kas neskubu ten nieko daryti, atimu 0,5 milijono, nu baiščia sunku aišku susigaudyti. Čia tie milijonai, tai yra 2 milijonai. Jo sąnaudos 2 milijonai litrų. Tiek litrų jisai sunaudoja per metus. Na, tai čia vienas momentas, bet mūsų atsakymo prašo standartinė išraiška. Kaip parašyti skaičių standartinė išraiška, kas ta standartinė išraiška, na tai 2 milijonus parašykim dabar įprastu pavidalu, nenaudodami trumpinių, tai yra natūraliųjų skaičių, milijonas yra 6 nuliai, tai 2 milijonai, tai 2 ir 6 nuliai litrų. Tai tiek būtų 2 milijonai litrų. Ir dabar šio skaičiuko reikia mums standartinė išraiška. Ir taip sakant, atsakymas neaiškinsiu, kas ta standartinė išraiška. Jeigu kas nepasikartojo, tai čia galėjote ir pasakyti ir numirti šitoje vietoje, perkeltinė prasme, 2 × 10⁶. 10⁶ yra milijonas. Tai atsakymas, kiek jisai sunaudoja per metus tas garlaivis standartinė išraiška, tai yra 2 × 10⁶ litrų. O tiek jisai garlaivis sunaudoja per metus kuro. Standartinė išraiška, atsakymas yra toks. Antroji uždavinio dalis sako, kad jisai garlaivis metus laiko plaukiojo su burė. Na tai mes žinom, kad jis tiek litrų sunaudojo. Na ir dar pasakyta, kad per pirmą pusmetį jis sunaudojo 2000 litrų mažiau negu per antrąjį pusmetį, tų metų pusmetį. Ir klausė, kiek litrų degalų sunaudojo antrąjį pusmetį. Tai pirmasis pusmetis, antrasis pusmetis, aš čia rašau sprendimą, pirmojo pusmečio sunaudotų degalų kiekį pasižymiu x litrų, tai kiek bus per pirmąjį pusmetį, tai buvo sunaudota mažiau negu antrąjį, tai iš x atimam 2000 litrų. Tai yra, tai jau tiek jis sunaudoja per pirmą pusmetį. Na, klausimas, kaip rasti tą x. Kaip rasti tą x? Per pirmą ir per antrą pusmetį sudėję turim gauti šį skaičiuką, tai yra 2 milijonus litrų. Sudedam, pirmas pusmetis x minus 2000 plus antras pusmetis x ir bendrai sunaudotų degalų kiekis yra 2 milijonai litrų. Šitokius tarpelius palieku, kad lengviau būtų skaičiuoti. Na, x plus x yra 2x. 2000 keliu į kitą pusę, tai jie va čia ateina ir prisideda. Tai bus 2, 2 nuliai 2 ir dar 3 nuliukai. Na ir belieka padalyti iš 2. Labai gražiai dalyjasi skaičiukas. Niekas čia net nereikia maigyklės. Ir gaunam, kad jis per antrą pusmetį sunaudojo 1 milijoną 1000 litrų degalų. Per pirmąjį pusmetį būtų 2000 litrų mažiau. Atsakymas, rašau atsakymą, to ko prašo, sunaudojo tokį skaičiuką degalų. Ar čia prašė mūsų standartinė išraiška? Ne, neprašė, bet jeigu čia būtų paprašyta šį atsakymą parašyti standartinį išraišką, gal kai kas jį ir parašė, bet tai niekas nedraudžia tai rašyti, tai būtų standartinės išraiškos skaičiumi užrašytas atsakymas, atrodytų 1 va taip va. Ir padauginta iš 10 kuriam
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,001 iš 10 šeštojo. Be to mūsų uždavinys neprašė standartinė išraiška. Pirmoji dalis, čia būtinai, jeigu šito neparašė, to parašė teisingą atsakymą, bet nestandartinė išraiška, ko gero vieną taškelį gausite, o ne 2. Čia buvo 2 taškeliai ir čia 2.